tikėtina, manau, vakar buvo tokios labai įtemptos varžybos, tiek psichologiškai, tiek fiziškai daug jėgų, bet dabar šiek tiek atslūgo jau geresnės nuotaikos. Einam kovoti dabar jau dėl medalių. Kokia yra Kroatijos komanda? Tai, ką žinau, kiek mačiau varžybų, tikrai jausminga komanda, galinga, stipriai, bet nėra neįveikiama. Jeigu turėsim savo žaidimą, turim daug šansų. Robertai, vakar pačiam neteko rungtyniauti, šiandien Kroatai turi tikrą vidurio puolėją, turbūt pačiam teks įžengti. Nežinau, teks įžengti, džiaugsiuos, neteks, džiaugsiuos, jeigu išlošim, tai nemanau, kad svarbu. Šiuo metu kas kiek žaidžia, svarbu, kad išloštumėm ir treneris mato geriau, kiek žaisti reikia. Jeigu teks, tuo tik būsiu laimingesnis. Vakar prieš pergalingą spurtą pasikvietėt 5 žaidėjus ketvirto kėlinio ir kažką jums pasakė, kad komanda subėgo į pergalę. Ne, šiek tiek nusiklijavo, tiesiog norėjosi tada užvesti, kad palaikytų viens kitą žaidėjai. Buvo tokių šiek tiek nesusipratimų, gal keičiam šias porą žodžių. Pusfinalį lengviau žaisti negu ketvirtfinalį? Manau, kad taip, vis tiek, nes dabar yra 2 varžybos motyvuotos ant medalių. Papuolus į kitą pusę jau šiek tiek viskas kitaip. Manau, turim dabar motivaciją gerą ir stengsimės išnaudoti šitą šansą. O tai, kad žaisim prieš daugybę kroatų sirgalių? Manau, kad turės skirtumą įtaką, kadangi mes savo turim sirgalių labai daug ir nežinom, kad jie mus palaikys stipriau už juos. Robertai, jau prieš vakarykštę dvikovą teko žiūrėti 2004 metus ir tas rungtynes. Ar kažkaip komanda žiūrėjo, ar gal atskirai pasižiūrėjo, tam pakeltų tai koviniai dvasiai? Ne, gal žiūrėjom kažką kitą, bet aš nežinau, aš pats žiūrėjau, mačiau, tad aš ir atsimenu, kad tas kovinės dvasias, manau, taip užteko. Daug žaidėjų čia nebuvo tais metais ir tas vis tiek pažiūrėjimas, asocijuosi nebuvo, bet viskas mes supratom, užsivedėm ir be to. O gal galite skleisti, ką kitką žiūrėti? Komandos vidinės taisyklės, viskas mes ką darom, mes tarpusavį pasišnekam, ką žiūrim. Motyvacija esminė.